šiandieną žydi visos gėlės tu. Tik pažvelk, mama, koks švelnus ir šventas šitas žodis, mama, tai tiesa, mama, mes už viską tau dėkojam tu, mums viena. Laikai saujoje vaiko pirščiukus, jauti, kad jais teka ir tavo kraujo lašelis. Ir tavo širdis virpa iš džiaugsmo. Sveikos mamos, močiutės, krikšto motinėlės. Šiandien vienos jautriausių švenčių motinos dienos proga jūs sveikina jūsų vaikai ir anūkai. Ar jaučiate, kiek daug meilės ir dėkingumo čia šiandien plazda ore? Tikrai žinau, kad jaučiat ir meilę, ir pagarbą. Todėl bent keletą akimirkų pamirškit visus rūpesčius, nebaigtus darbus ir priimkit savo vaikų dėkingumą. Mintimis pagaujame daugelį metų ir kai svajonėmis užliejame akis, mes dykumas paverčiam vandenynais, kuriais išplaukiam į neatrastas šalis. Plaukiame laivais ieškoti aukso,
Ne tokios kaip seniau. Skuba, bėga kaip ir mamos. Nori būti gražios damos. Nenešioja jau skarelių ir sijonai aukščiau kelių. Visos jos labai skirtingos, bet kažkuo vis ypatingos. Vienos rašo mums knygas, kitos kuria daineles. Jos mokyklose mokina, pačios mokytis ketina. Kartais stato net namus, braižo tiltus ir kelius. Dar jos dėdėms vadovauja, po pasaulį net keliauja. Tai pasikeitė močiutis, be prijuostis, be skarutis. Viena liko iš anksčiau, mylimos kaip ir seniau. Patiko tavo eilėraštis, man irgi jis labai patiko. Tu puikiai jį paskaitei. Ačiū, labai stengiuosi. Jūs, Daiva, taip pat esate labai veikli ir energinga dviejų anūkų močiutė. Tiesa, ačiū. O į pasaulį jau skuba ir trečias. Visos salėje sėdinčios močiutės turbūt žino, kokia ypatinga yra mūsų meilė savo anūkams. Ir kaip didžiuojasi viskuo, ko jie savo gyvenimo kelyje pasiekia. Augustai, sakyk, ar salėje yra tavo močiutė? Taip, močiutė, aš tave labai myliu. Mamytė, tave taip pat, su jūsų švente. Labai jaučiu, kai tokia nuoširdį dalyka sklinda iš tavo vaikų lūpų. Tokiomis akimirkomis supranti, kad tiki meilė iš pirmo žvilgsnio, nes esi mama. Edita, tu sakai mano vaikas. Tai nėra visiška tiesa. Vaikas yra mamos ir tėčio, senelių ir netgi prosenelių. Pirmtakuose miegojęs tolimasis aš staiga prabyla tavo kūdikyje. Vaikas yra tarsi pergamentas, kurį tankiai prirašė tavo ainai. Gebėjimas dainuoti, muzikuoti, skaityti eilėraščius ar prozą, netgi gerai mokytis. Yra genetinė dovana mums. Tai džiaukitės ir mėgaukitės ją.